Nu, čia yra kamikadzė dronas, rusiškas, ir dėdavo Starlinkas maždaug taip. Tada gali valdyti tiesiog droną patogiai per Starlinką, tas jau tiesiog priima signalą, tiesiog tu gali skraidyti, netrukdomai. Tai, ką matėte ekrane, nėra hipotetinis scenarijus. Turtingiausio pasaulio žmogaus Elono Musko verslo gaminamos Starlink ryšio sistemos ne vienus metus buvo naudojamos Rusijos kare prieš Ukrainą. Rusijos kariuomenė Starlink sėkmingai naudojo ne tik komunikacijai, bet ir žudymui. Kokią žalą gali toks daiktas padaryti? Šitas maždaug iki 5 kg sprogunis gali nešti. Įsivaizduojam 5 kg, ką galim su to daryti. Starlink sistemų gabenimas į Rusiją draudžiamas ES sankcijų. Tačiau atsiranda europietiškų verslų, kurie nusprendžia jų nepaisyti ir teptis rankas krauju. O tarp tokių verslininkų ir lietuviai. Be Starlink sistemų lietuviai okupantams teikia ir kitokias dvigubos paskirties prekes, neabejotinai naudojamas kare prieš Ukrainą. O bent viena galimo sankcijų apėjimo schemose dalyvaujanti įmonė tuo pačiu metu aptarnavo ir Lietuvos kariuomenę. Valstybės išdavikai. Mūsų valstybės išdavikai. Jūsų dėmesiui sienos tyrimas apie verslą, kuriame pelnas ir mirtis yra sinonimai. Ne verslininkas, čia toks, mirties garunčiukas. Štai šioje trobelėje Anykščių rajone 2022 m. rudenį įkurta bendrovė SK. Iš pirmo žvilgsnio tai niekuo neišsiskirianti nepavykusio verslo istorija. Per visą savo veiklos laikotarpį SK nepateikė ne vienos finansinės ataskaitos. Vieši duomenys nerodo ryškesnių valstybei sumokėtų mokesčių. Įmonės darbuotojų skaičius – 0. Tačiau mūsų kolegų iš nepriklausomo Rusijos leidinio The Insider gauti duomenys piešia kitokį paveikslą. Troboje registruota krovinių gabenimo įmonė tikrai veikia, o vienas jos pajamų šaltinių – sankcionuotų prekių gabenimas į Rusiją. Ryšio sistemos Starlink savo laiku leido Ukrainai įgyti pranašumą karo lauke. Tačiau Rusijos kariuomenė taip pat greitai suprato Elono Musko technologijų naudą ir ėmėsi jas importuoti. Žinoma, nelegaliai. Ukrainoje Starlinkas pasirodė itin reikšmingas. Visų pirma naudojo komunikaciją, bet po to atsirado ir kitas momentas, kad Rusija pradėjo sėkmingai naudoti Starlinkus dronų karui. Ir tai buvo gal tas momentas, kur mes supratom, kad čia jau Starlinkas iš tikrųjų turi tiesiog tą kitą pusę. Čia yra Molnija. Čia yra paprastas, labai paprastas dronas, kuris tiesiog naudojamas. Čia yra kamikadzė dronas, rusiškas, ir dėdavo Starlinkas maždaug taip. Starlink sistema aprūpintas dronas itin pavojingas ginklas, prieš kurį neįmanoma panaudoti ryšio blokavimo priemonių. Rusijos kariuomenė Starlinkais aprūpintus dronus naudojo ir prieš karinius taikinius, ir prieš civilius. O mūsų turimi duomenys rodo, kad prie okupantų aprūpinimo Starlink sistemomis prisidėjo ir lietuviai. Būtent Starlink sistemos mus atvedė iki Kunigiškių kaimo Anykščių rajone. Štai čia, šioje paprastoje trobelėje 2022 metais įkurta bendrovė SK, kurios pavadinimą aptikome prie daugybės eksporto operacijų vedančių į Rusiją. Nutekėję duomenys rodo, kad nuo 2023 metų SK į Rusiją siuntė daug ir įvairių krovinių. Tarp jų ne tik vilkikus ir sunkiosios technikos dalis, bet ir įrangą sėjančią mirtį tiek mūšio lauke, tiek Ukrainos miestuose. Įdomiausius SK krovinius aptikome nagrinėdami 2004 metų duomenis. Tuomet įmonė iš trobelės Anykščių rajone į Rusiją gabeno bent 2 kategorijas prekių, kurių itin reikėjo Rusijos kariuomeniai. Pirmoji prekė, skaitant duomenis iš Rusijos muitinės, iš pradžių skamba nekaltai.
Tai japoniški motorai radio bangomis valdomiems lėktuvų modeliams. Tiksliai cituojant prekės aprašą, tai motorai naudojami pramoginiais tikslais. Bet labai tikėtina, kad su šia įranga pramogavo Ukrainos miestus bombarduojanti Rusijos kariuomenė. Nes lygiai tokie pat motorai gali būti montuojami ir dronuose, kuriuos šalies agresorės kariuomenė plačiai naudoja kare prieš Ukrainą. Ir šioms prekiams taikomos sankcijos. SK į Rusiją pristatė daugiau kaip 120 tokių motorų. Muitinės duomenys rodo, kad prekės pristatytos Honkongo kompanijos IPM Limited pavedimu. Ši įmonė nuo 2024 m. gegužės įtraukta į Jungtinių valstijų sankcijų sąrašą. Skelbdami sankcijas IPM Limited, amerikiečiai aiškiai įvardijo, kad už Honkongo įmonės stovi rusas. Austrijoje gyvenantis verslininkas Sergejus Makarovas. Mūsų kolegos iš nepriklausomo Rusijos leidinio The Insider taip pat nustatė, kad SK į Rusiją gabeno ir kai ką, ko okupantų pajėgoms reikėjo nekiek nemažiau nei pramoginių motorų. Įmonė iš Anykščių rajono į Rusiją gabeno Starlink komponentus. Su Rusijoje aptiktais SK kroviniais supažindinome Blue Yellow vadovą Joną Omaną. Vos peržvelgęs prekių aprašus, jis konstatavo, kad tokių krovinių paskirtis galėjo būti tik viena – karas. Oi, kaip aišku, apie ką nekalbu. Tiesiog garantuotai būtent karinis užsakymas. Absoliučiai, tiesiog neturiu jokių abejonių. Tai yra pavadinkai karinis užsakymas, kuris mes irgi tokius irgi gaunam lygiai tokius pačius iš ukrainiečių. Nutekėję Rusijos muitinės duomenys rodo, kad tiek žaislinius motorus, tiek Starlink komponentus SK į Rusiją gabeno 2024 metais. Tiesa, vieno krovinio likimas ne iki galo aiškus. Duomenys rodo, kad 86 kg sveriantis Starlink antenų krovinys buvo sulaikytas Rusijos muitinės. Jono Omano vertinimu, Lietuvos įmonę valdantys asmenys negalėjo nesuprasti, kad tepasi rankas krauju. Aš manyčiau, kad tai yra išdavikai. Tiesiog čia yra viskas akivaizdu, apie ką nekalba. Jokių abejonių negali būti, kad Starlinkai bus būtent naudojami kare su Ukraina. Tai jeigu tu sąmoningai veži Starlinkus į Rusiją, tu žinai, kad kiši rankas į kraują. Be abejo. Čia realiai galėtum ir vežti ir šautuvus. Čia didelio skirtumo nematau. Ką apie tai mano pati lietuviška įmonė? Norėjome šį klausimą užduoti SK savininkui ir vadovui, verslininkui Eimantui Skardžiui. Tačiau ne vienas mūsų aptiktas Skardžiaus telefono numeris neveikia. Numeris, kuriuo skambinate, nenaudojamas. Okay. Vis dėlto mums pavyko susisiekti su Skardžiaus giminaite, kuriai priklauso, ar kaip ji pati sako, priklausė trobelė Anykščių rajone, kurioje prieš beveik 4 metus įsteigta SK. Bandau su ponu Eimantu Skardžium susisiekti, jis jūsų giminaitis, kaip suprantu. Ir ko jums reikia iš jos? Dėl įmonės, kuri jūsų sodyboje registruota UAB SK, norėjau pasiteirauti dėl sankcijinių krovinių gabenimo į Rusiją. Žinokit, ką aš dabar jums galiu pasakyti? Nieko. O gal žinot... Mano sodyba yra mano sodyba ir aš ją pardaviau jau. Ir viskas. Iš moters sužinojome ne tik tai, kad ji jau pardavė sodybą. Pašnekovė užsiminė, kad SK savininko ir vadovo Eimanto Skardžiaus telefonas teisėsaugos rankose. O gal žinot, kaip su Eimantu susisiekti, nes bandžiau visokiais numeriais niekaip? Ne, jisai dabar neturi savo numerio, nes paimtas telefonas jo yra. Paimtas telefonas? Taip. O šito nežinojau, čia dėl tų pačių sankcijų reikalų? Tai gal, nežinau. Kokia teisėsaugos institucija susidomėjo Eimantu Skardžiumi, nustatyti nepavyko. Bet galime pasakyti, kad tai nėra muitinės kriminalinė tarnyba tirianti sankcijų pažeidimus. Muitinės kriminalistai informavo, kad šiuo metu neatlieka jokio ikiteisminio tyrimo susijusio su SK. Prieš keletą mėnesių Elono Musko kompanija SpaceX smarkiai apribojo Starlink naudojimą okupuotose Ukrainos teritorijose. Ir iš esmės eliminavo okupantų galimybės naudotis šiomis ryšio sistemomis. Anot Jono Omano, šio sprendimo poveikis mūšio lauke pasimatė iškart. Tas buvo labai greitai galima jausti, aš pamenu Paryžiai, kur tiesiog staiga Rusija prarado visiškai gebėjimą koordinuotis.
Iš dalies, ką mes dabar šiandien matom, kalbant apie ukrainiečių sėkmę, sąlyginai mūšių laukėlių susijęs su tuo. O mano vertinimu, prekybos operacijos, kuriomis užsiėmė SEK, traktuotinos ne kaip verslas, o kaip baudžiamojo kodekso straipsnis. Kad toks verslininkas puikiai žino, ką daro, puikiai supranta, kad daro nusikaltimą. Viskas kai kuriems verslininkams vadinamiesiems, ne verslininkas, čia toks mirties garunčikas. O dabar judėkime prie kitos sankcijų istorijos. Čia papasakosime apie dar vieną lietuvišką verslą, kuris be problemų dirbo ir su Rusija, ir su Lietuvos kariuomene. Запчасти, блядь. Запчасти, получается, часть какая-то по санкциям, сейчас нет. Сумму до 800 тысяч, блядь. Susipažinkite. Verslininkas Marijanas Vavilovas. Vilniuje veikusių krovinių gabenimo įmonių Didneriai bei Jumbo Transport akcininkas ir ilgametis Jumbo Transport vadovas. Sienos gautuose pokalbių įrašuose Vavilovas atviru tekstu pasakoja, kaip apeidinėja ES sankcijas. Panašu, kad nieko naujo jis neišrado. Verslininko monologuose viskas sukasi apie fiktyvų prekių gabenimą į Vidurio Azijos šalis, kai tikroji krovinių pristatymo vieta – Rusija arba jos sąjungininkė Baltarusija. Мы покупаем в Европе, продаем на Казахстан. Нам платят с Казахстана. Мы везем в Казахстан. Типа, на самом деле, Казахстан вся схема простая. И все документы есть. Есть контракты, как о купле, так и о продаже. Есть экспортная декларация. Экспорт в Казахстан. Есть инвойс на Казахстан, есть перевод из Казахстана. Все. Apie sankcijų apėjimo schemose dalyvaujančias Lietuvos įmonės pasakojame ne kartą. Nuo prabangos prekių gabenimo į Rusiją iki rusiškos ar baltarusiškos medienos importo. Iš Baltarusijos? Jo, nes Rusija yra toli, iš Rusijos per toli vežti. Tai jas tempia iš Baltarusijos, bet kadangi negalima, tai padaro kirgiziškus dokumentus. Okay. Bet šis atvejis visiškai kitoks. Nes Marijano Vavilovo verslas vienu metu veikia dviejose frontuose. Tiek, kaip pasakojo pats Vavilovas, gabendamas sankcijinius krovinius į rytus, tiek aptarnaudamas Lietuvos kariuomenę. Mūsų kolegos iš Baltarusijos tyriamosios žurnalistikos centras biuro pernai lapkritį atskleidė, kaip Vavilovo verslas apėjo sankcijas ir gabeno itališką įrangą į Baltarusiją, į valstybinį stiklo fabriką Gardine. O sienos gauti duomenys rodo, kad Jumbo Transport taip pat dalyvavo abejotinose tepalų tiekimo operacijose. Ir vėl pasitelkiant Vidurio Azijos šalis. 2023 metais Jumbo Transport į Kazachstaną eksportavo keliasdešimt tonų olandiškų tepalų. Oficialus gavėjas Škotijoje registruota kompanija Swisstown Construction. Bet nutekėję duomenys iš Rusijos muitinės rodo, kad ta pati Škotijos įmonė to paties gamintojo tepalus iš Olandijos tuo pačiu laikotarpiu tiekė į Rusijos rinką. Visų krovinių gavėjas Rusijos įmonė Aimol Lubricants. Žinoma, Lietuvos krovinių vežėjai galėjo nežinoti, ką su jų parduotais tepalais veikia menamas pirkėjas iš Kazachstano. Bet viską keičia viena detalė. 2022 metais, kai sankcijos prekybos dar neribojo, Vavilovo vadovaujama Jumbo Transport tuos pačius olandiškus tepalus tiesiogiai gabeno taip pačiai Rusijos įmoniai Aimol Lubricants. Bet pats verslininkas tvirtina sankcijų nepažeidinėjęs. Mes pardavinėjom kazacham, taip, bet jie registruoti buvo Kazakstane, ta įmonė. Čia eina kalba apie UK įmonę. Jo, bet aš turiu meni, tą įmonę turėjo savo filialą ar kažkas tokio Kazakstane, jeigu aš kiek pamenu. Bet ta įmonė, jinai eksportavo tuos pačius tepalus į Rusijos rinką, mes turim tai patvirtinančius duomenis. Apie tai aš negaliu pasakyti, ką jinai darė, sutinkate? Kartais žmonės žino, kartais nežino, visai būna. Mes pardavinėjom tik tai būtent kazacham. Jie kazachai iš tikrųjų, kazachų įmonė. Vykstant karui Ukrainoje, Jumbo Transport laimėjo 10 viešųjų pirkimų.
Tarp įmonės klientų sutarčių už daugiau nei 3 milijonus eurų sudariusi Gynybos resursų agentūra ir net keli Lietuvos kariuomenės padaliniai, su kuriais sudarytų sutarčių vertė viršyje 400 000 eurų. Verslininkas nedėjo didesnių pastangų paneigti vaizdo įrašų turiniui. O paklaustas apie darbą su Lietuvos kariuomene, ėmėsi svarstyti, kad tuomet jo verslas galėjo nebedalyvauti sankcijų apėjimo schemose. Ar jūsų negraužia sąžinė aptarnaujant Lietuvos kariuomenę, kai tokie kroviniai keliauja rytų kryptim? Kariškai manęs negraužia sąžinė. Jumbo Transport Lietuvos kariuomenės ne vieną viešąjį pirkimą buvo laimėjus ir, jūs dirbot su rytų rinkom ir, panašu, kad vyko dalykai, kurie buvo nukreipti į sankcijų apėjimą. Tai ir kada tai buvo? Jeigu taip jūs sakote, kad tai buvo apėjimas. Ir kada tai buvo pirkimai? 24 metai. Tai mes vykdėm 24 metais tos vežimus. 23 tai žinokit garantuotai. Tai o apie kariuomenę kokiais metais kalbate? Koks skirtumas kokiais metais? Kaip koks skirtumas, tai gal vykdėm 23-ais, o po to pradėjom šitą bendradarbiauti su kariuomenė ir nebevykdėm. Kaip jūs sakot, sąžinė pradėjo graužti. Apie visą tai informavome krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną. Jumbo Transport pavadinimas ministrui jau buvo žinomas. Bet ne dėl sankcijų, o dėl nevykdomų sutarčių su kariuomene. Paskutinis paslaugos teikimas jų kariuomeniai buvo prieš metus laiko, 25 metų gegužės pabaigoje. Šiuo metu jokių naujų kontraktų su jais nėra. Dar daugiau 25 metų lapkričio mėnesį Gynybos resursų agentūros pastangomis tiekėjas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Gruodžio mėnesį yra kreiptas į teismą dėl sutarčių nevykdymo, išieškoti baudas ir visa kita. Kiek žinau, 26 pradžioje jie paskelbė bankrotą. Ir dabar lyg ir, čia galiu ir suklysti šitoje vietoje, bankroto administratorius vertina, kad tai galėjo būti galimai tyčinis bankrotas. Kad krašto apsaugos struktūras aptarnavusi įmonė tuo pat metu sėkmingai gabeno sankcijinius krovinius į rytus, ministras sužinojo tik iš mūsų. Be to, kol Jumbo Transport bankrutuoja, jos buvusio vadovo šeima įsukinėja kitą verslą. Vavilovo sūnus neseniai įsteigtos bendrovės Waltix savininkas. Ši bendrovė taip pat įsisuko į viešuosius pirkimus. Tarp jų ir Lietuvos kariuomenės užsakymai. O Marijanas Vavilovas neslepia aktyviai veikiantis sūnaus versle. O Waltix veikloje jūs asmeniškai dalyvaujat ar ne? Aš konsultuoju savo sūnų šiuo atveju. Aha. Turiu tam teisę turbūt. Krašto apsaugos ministras žada griežtą reakciją. Tiek dėl ankstesnės, tiek dėl dabartinės Vavilovo veiklos. Pirmiausiai, kreipiantis į karinę žvalgybą ir teisėsaugą. Kreipsimės į AOTD, viešųjų pirkimų tarnybą, STT, ir turbūt, nežinau, gal ir generalinė inspekcija reikėtų irgi, generalinę prokuratūrą, dėl pirmiausia, tai šitos konkrečiai įmonės, jų akcininkų atitikimo nacionaliniam saugumui. Na ir galbūt išaiškės dar įdomesnių dalykų tada. Paprašytas įvertinti verslininkus, kuriems krauju sutepti pinigai neturi kvapo, krašto apsaugos ministras viską sutalpino į 2 žodžius. Valstybės išdavikai. Mūsų valstybės išdavikai. Ir šiuo atveju tai, ką jie daro, jie vienareikšmiškai prisideda prie rusų gebėjimo žudyti civilius. O kokia garantija, kad su ta pačia įranga, su tom pačiom sankcijų apėjimu nepradės rusai aktyvių veiksmų prieš kitas šalis, pavyzdžiui, Baltijos valstybės. Savo ruožtu Marijanas Vavilovas valstybės išdaviku nesijaučia, kaip ir valstybės patriotų. Ir krašto apsaugos ministras tame tarpe jums adresuoja tokį terminą kaip valstybės išdavikai. Kas adresuoja, atsiprašau, neišgirdau. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Taip, ir adresuoja kieno? Mano adresu? Tame tarpe jums, taip. Tai gal tai galim būti oficialiai, tai čia jūs sakote. Aš nieko neišdavinėjau, jeigu jūs taip minėjot. Aš esu neutralus ir toj vietoj. Aš nesakau, kad aš ten nesivadovausiu gražiom frazėm, kad aš myliu tėvynę ir taip toliau, bet aš nieko nesiruošiau išdavinėti. O dabar laikas papasakoti apie dar vieną lietuvišką verslą.
kurio pėdsakus aptikome Rusijoje. Šįsyk tai ne tarpininkai ir ne pervežėjai. Tai šimtus milijonų eurų apyvartos generuojantis verslas, kurio produkcija Rusijoje pastaraisiais metais itin reikalinga. O norint papasakoti jo istoriją, turime aplankyti 2 miestus prie jūros – Klaipėdą ir Dubajų. Rusijos naftos pramonė jau 2024 metais tapo prioritetiniu taikiniu Ukrainos kariuomeniai. Smūgių tikslas – sutrikdyti naftos produktų gamybą ir tiekimą. Tiek Rusijos kariuomeniai, tiek civiliams. Ukrainiečių smūgiai Rusijos naftos pramoniai trikdo ne tik degalų tiekimą. Ne ką mažesnę svarbą turi dar vienas naftos produktas, be kurio nevažiuotų nei automobiliai, nei tankai. Tepalai. Jono Omano teigimu, europietiškų tepalų tiekimas vienareikšmiškai padeda Rusijos karo mašinai. Net ir tokiais atvejais, kai tiekiami tepalai nėra tinkami kariniai technikai. Būtent dėl to ES sankcijos tepalų eksportui įsigaliojo dar pirmaisiais karo metais. Labai tikėtina, kad yra naudojami, sakykime, tiesiogiai ar gal netiesiogiai būtent karo reikmėms. Čia vis tiek yra gana kiekiai taip toliau tikėtina, kad eina į tą, sakykime, karo mašiną ir ten nenaudojama vienaip ar kitaip. Logistikai galbūt, gali būti ir kitiems reikmėms, bet čia yra, sakykime, 90% tikimybė, kad taip yra būtent, sakykime, Rusijos karo mašinai, tiesą sakant, palaikyti. Tiekti tokius produktus karaujančiai šaliai, šiuo atveju Rusijai, tu prisidedi, vienaip ar kitaip. Čia yra vis tiek ukrainiečiai taikosi ir tą pačią Rusijos naftos pramonę ir tokių produktų gabenimas į Rusiją nuo naftos pramonės spaudimo. Be jokios abejonės. Europietiškų tepalų kelionėse į Rusijos rinką dalyvavo Mariano Vavilovo verslas. Tačiau Jumbo Transport eksportuoti tepalų kiekiai lašas jūroje, palyginti su tuo, kokie kiekiai tepalų į Rusijos rinką keliavo iš Klaipėdos. Apie didžiulį fabriką Klaipėdoje valdančią įmonę SCT Lubricants pasakojame kitame sienos tyrime. Prieš 4 metus ši bendrovė buvo viena ryškiausių figūrų tarptautinėme tyrime apie abejotinas finansinės operacijas, kurias atskleidė nutekėjęs Luminor banko auditas. Dabar Klaipėdos įmonę užgula naujos bėdos. Pirmiausiai dėl jos savininko verslo ryšių ir dėl ES sankcijų. Klaipėdos įmonę kontroliuoja Vokietijos pilietybę turintis verslininkas Jurijus Zudheimeris. Su Zudheimeriu susijusių įmonių tinklas driekiasi ir už ES ribų, įskaitant Dubajų ir Rusiją. O viena iš šio tinklo įmonių šių metų balandį įtraukta į ES sankcijų sąrašą. SCT Chemicals. Zudheimerio įmonė, veikianti vienoje iš Dubajaus laisvų ekonominių zonų, į juodąjį sąrašą pateko dėl tepalų tiekimo į Rusiją ir Kremliaus karinio industrinio komplekso rėmimo. Iki sankcijų paskelbimo SCT Chemicals save pristatinėjo kaip lyderiaujančią tepalų gamintoją ir neslėpė ryšio su Klaipėdos fabriku, kurį meiliai vadino seserine įmonę. Dabar SCT Chemicals puslapis nebeveikia, o seserinė įmonė iš Klaipėdos atsiriboja nuo sankcijų sąraše atsidūrusios sesutės. Po SCT Chemicals FZA įtraukimo į ES sankcijų sąrašą, UAB SCT Lubricants pritaikė sustiprintas atitikties ir atsiribojimo priemonės. Bendrovė nedelsdama nutraukė visus tiesioginius ir netiesioginius bendradarbiavimo, komercinius bei kitokius verslo santykius su SCT Chemicals FZA, nevykdo ir neinicijuoja jokių naujų sandorių su šiuo subjektu, taip pat informavo kompetentingas institucijas bei kreipėsi dėl jų pozicijos gavimo. Mums pavyko susisiekti ir su abiejų šių įmonių savininku, Jurijumi Zudheimeriu. Verslininkas tikino, kad jo fabrikas Dubajuje sankcijų sąraše atsidūrė nepelnytai ir žadėjo tai įrodyti. Какая может быть позиция? Мы внимательно изучили тот кейс, который нам Еврокомиссия представила. Мы считаем, что эти санкции были введены несправедливо. Все обвинения, то, что мы там имели какое-то отношение к российской армии, к российским каким-то заводам, это неправда. Мы никогда не имели никаких контактов. Сейчас адвокаты наши работают над этим, формируется иск и протест комиссии. Мы считаем, что нужно просто время для того, чтобы убедить, что эти санкции были
сделано несправедливо. Südheimeris neneigia, kad Dubajuje veikiantis jo verslas tiekia prekes į Rusijos rinką, bet pabrėžia, kad tai nepažeidžia Jungtinių Arabų Emiratų teisės. Есть там кое-какие обвинения, что мы какие-то поставки делали на Россию. Я скажу так, вы поймите, мы всегда стараемся соблюдать законы, и команда, которая работает в дубайском заводе, естественно, всегда жила и живет по законам государства, где находится это предприятие. Директор не является гражданином Евросоюза и никогда в Европе не был. И он соблюдал, естественно, все законы, вся команда соблюдали законы Арабских Эмиратов. Bet Dubajaus įmonės įtraukimas į sankcijų sąrašą ne vienintelis klausimas, kurį turėjome Südheimeriui. Nes nutekėję Rusijos muitinės duomenys rodo, kad Rusijoje atsidūrė ir Klaipėdos fabriko produkcija. Mūsų gauti duomenys rodo, kad Klaipėdos įmonė SCT Lubricants savo produkciją į Rusiją tiekia tiesiogiai. Tai vyko maždaug iki 2023 m. sausio. Prekių gavėjas Rusijoje veikianti su Südheimeriu susijusi įmonė NLK. Vėliau Klaipėdos įmonės kaip tiesioginio tiekėjo Rusijos muitinės duomenyse nebeliko. Bet tie patys duomenys rodo, kad Klaipėdos fabriko produkcija į Rusiją pateko, deklaruojant savotišką aplinkelį. Tiekimo grandinėje atsirado tarpininkas. Dubajaus įmonė Champioil FZE, taip pat susijusi su Südheimeriu. Anot Rusijos muitinės duomenų, tokiu būdu agresorės rinką pasiekė beveik 300 tonų Klaipėdoje pagamintų tepalų. Duomenys rodo, kad ši įmonė tiek 2023, tiek 2024 metais į Rusiją tiekė SCT Lubricants gaminamus tepalus. Tačiau Südheimeris teigia, kad Rusijos muitiniai pateikti neteisingi duomenys. Шарунас, это неправда. Мы это, во-первых, не могли отправить, потому что нас литовская таможня бы не разрешила. Товар шел куда угодно, только не на Россию. Мы не могли это оформить никак. Paprašytas paaiškinti, kaip Rusijos muitinės duomenyse atsirado jo fabriko Klaipėdoje duomenys, Südheimeris nurodė manantis, kad netiksli informacija buvo tiekiama Rusijoje. Prekių iš Dubajaus išmuitinimo metu. Понимаете, у всех были сертификаты, да? Как декларация соответствия. Короче, декларация соответствия. Она делается там раз в год или раз в 3 года. Когда остановили поставки с литовского завода, этот сертификат ему нужно где-то заново делать. Это очень дорогая история. Да? Они что делали? Они подкладывали все. Это мы с этим столкнулись везде. Тут, извините, нас вообще-то они обманывали свои таможенные органы. Это мы тут причем никакого отношения, ни профита не получали. Они подсовывают эти вот сертификаты для того, чтобы ввести его под старый сертификат, чтобы не платить за новый. Bet ir tai dar ne viskas. Rusijos muitinės duomenys rodo, kad lietuviškus tepalus į Rusiją importavo ir Uzbekistane registruota įmonė Unex Taškent. Sienos tyrimuose nekartą pasakojame, kaip Vidurio Azijos šalys tik dėl akių deklaruojamos kaip krovinių siuntėjos ar gavėjos, siekiant apeiti ES sankcijas. Savo ruožtu Südheimeris patvirtina, kad jo fabrikas Klaipėdoje pardavė savo produkciją Uzbekistano įmonei. Bet tvirtina negalintis prisiimti atsakomybės dėl to, kad uzbekams parduoti tepalai atsidūrė Rusijoje. Мы продали товар на Узбекистан, получили деньги и отправили. В то время еще, в 2023 году, не было даже требований, чтобы мы там какие-то контракты, специальные пункты писали. Позже мы уже начали требовать с них импортные декларации и так далее. А в то время еще не запрещено, об этом даже никто не упоминал. Мы в действительности просто продавали товар на Узбекистан. А куда он уходил, мы просто не в состоянии это контролировать. Вы посмотрите на карту, как это далеко. O didžiausius kiekius, apie 2,5 tūkstančio tonų į Rusiją 2023 pristatytų tepalų, radome prie Baltarusijos bendrovės OEML. Nors oficialus tepalų siuntėjas Baltarusijos įmonė, kurios prekybos su Rusija ES sankcijos neriboja, muitinės duomenyse aiškiai įvardinta, kad prekių gamintoja Südheimerio įmonė iš Klaipėdos. O pagrindinis lietuviškos kilmės tepalų importuotojas taip pat Südheimeriui priklausanti Rusijos įmonė NLK.
Kaip ir tepalų tiekimo per Dubajų atveju, Zudheimerio verslas viską aiškina tuo, kad Rusijos muitiniai pateikti neteisingi duomenys. Baltarusijos įmonė OEML praeitie yra buvusi mūsų klientė. Mūsų nesieja nei bendri akcininkai, nei naudos gavėjai, nei įmonių vadovai. Tai, jog Rusijos muitinės duomenyse yra minima UAB SCT Lubricants, paaiškinama tuo, kad Rusijos subjektai tiesiog savavališkai pasinaudojo mūsų įmonės vardu bei atitikties deklaraciją. Jie tai daro be mūsų žinios ir sutikimo. Klaipėdos įmonės savininkas neslepia suprantantis, kad duomenys iš Rusijos muitinės kelia daug klausimų dėl SCT Lubricants veiklos. Ir sako, kad sankcijų pritaikymas Uostamiesčio tepalų fabrikui reikštų didelį smūgį Klaipėdos ekonomikai. Я построил фабрику в Клайпеде, будучи немцем. Не в Гамбурге, а в Клайпеде, потому что мне интересовала логистика. Восток-запад, запад-восток было идеальное положение. Мы построили лучшую фабрику в Европе. И не задумываясь о инвестициях, считали, что эта фабрика всегда будет иметь работу и всегда будет интересно. И прошу, Шарунас, не забывать, это один из самых больших налогоплательщиков в Литве. Знаю. Еще раз прошу, вы как гражданин Литвы должны с уважением к этому относиться. Мы в действительности работаем, даем многим людям работы, смешанных ферм очень много от нас зависит. И если эта компания прекратит свое существование, поверьте, Клайпеда, это будет серьезный удар по тысячам людей. Su Klaipėdos įmonės situacija bei Rusijos muitinės duomenimis supažindinome ir krašto apsaugos ministrą. Robertas Kaunas žada imtis veiksmų. Ne tik dėl kariuomenės struktūras aptarnaujančių įmonių, bet ir dėl Jurijaus Zudheimerio verslo Klaipėdoje. Aš asmeniškai tai jaučiu iš tikrųjų pareigą ir pareigosime tiesiog lygiai taip pat patikrinti įmonę tiek atitikimą nacionaliniam saugumui, tiek į tą pačią generalinę prokuratūrą. O dabar apibendrinkim. Papasakojame 3 istorijas apie 3 lietuviškus verslus. Pirmas registruotas Anykščių rajono Trobelėje į Rusiją tiekia Kremliaus karo mašinai itin reikalingus komponentus. Pradedant kariniams dronams tinkamais motorais ir baigiant itin didelės reikšmės Starlink komponentais. Antra lietuviška įmonė sinchroniškai dirbo 2 frontais. Ir eksportuodamas sankcionuotas prekes, kurios atsiduria agresorių teritorijoje, ir aptarnaudama Lietuvos kariuomenę. O trečiu atveju turime per 2 žemynus išsiraizgiusią tepalų tiekimo grandinę, kurioje, kaip rodo Rusijos muitinės duomenys, sukasi net kelios to paties verslininko kontroliuojamos įmonės. O viena jų jau įtraukta į ES sankcijų sąrašą. Krašto apsaugos ministras visas šias operacijas vertina kaip riziką nacionaliniam saugumui. Aš šitokių veiksmų visiškai nepateisinu ir jeigu tai būtų tik tai mano valia, tai įrodžius be abejo teisme tokius, sakykime, tokias situacijas, tokias schemas, tokius sprendimus, aš tai traktuočiau kaip valstybės išdavimą. Žodį išdavikai šiame kontekste atvirai naudoja ir Blue Yellow vadovas Jonas Omanas. Bet abipus fronto dirbantiems verslininkams jis pritaikytų ir kitą terminą. Daugeliui žinoma iš biologijos vadovėlių. Parazitai, pavadinkite taip, kur naudojasi Lietuvos galimybėmis įvairiom, ir įskaitant ir politinį ir taip toliau, ir tiesiog, klesti. Bet tuo pačiu bando draugauti su kita pusė ir, aišku, užsidirbti.